2024 m. spalio 21 d. Kauno oro uoste yra sulaikomas keistas geležinis objektas atkeliavęs iš Paragvajaus, kuris neatrodė kaip paprastas geležies gabalas. Birželį priimamas sprendimas perduoti meteoritą Lietuvos etnokosmologijos muziejaus saugojimui, o dabar šį tikrą nelegalą galite išvysti būtent čia. Su Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius Linas Šmigelskas. Linai, gal galite papasakoti, koks čia tas eksponatas atvyko į muziejų? Tikrai neeilinis eksponatas. Mes seniai galvojame apie tokio didžio svečią iš kosmoso, tai yra meteoritą. Ir jisai sveria virš 10 kg ir dar su labai įdomia istorija. O Linai, kai pamatėte internete visas naujienas apie sulaikytą meteoritą, ar sukirbėjo tokia mintis, kad galbūt tas meteoritas atkeliaus ir iki muziejaus? Tokia svajonė pasirodė, kad kaip būtų puiku tokį meteoritą turėti savo ekspozicijoje ir kad būtų galima parodyti lankytojams. Tai taip kaip pasvajojau, bet galvojau, svajoti galima, bet štai pasirodo svajonės pildosi. O ar dažnai atkeliavusios muziejinės vertybės turi tokias keistas atsiradimo istorijas? Gal turi dar ką papasakoti? Nedažnai, bet yra eksponatų, kurie pas mus pateko įdomiu keliu. Tai vieną kartą ekskursijų vadovas Evaldas vedė ekskursiją ir po jos ateina su moterimi ir sako, štai Linai, čia yra daktarė Danguolė Švėgždienė, jinai yra dirbusi su kosmosu. Mes tai pradėjom bendraut, pasirodo, jinai dirbo tuometinėme botanikos institute ir jiem pirmiem pasaulyje pavyko užauginti augalą nuo sėklos iki sėklos. O jau rimčiau kalbant apie patį meteoritą, kurį gavo muziejus, gal yra žinoma, koks tai meteoritas, iš kur jis kilęs? Jisai siųstas iš Paragvajaus, tai Pietų Amerika. Ir jisai yra geležinis meteoritas, pagrindinė dalis yra geležis, yra nikelis, yra kitų metalų. Muitinės laboratorijoje buvo atlikta spektrinė analizė, tai pagrindiniai elementai, sudedamosios dalys yra nustatytos. Žinoma, būtų įdomu jį ir atidžiau panagrinėti, tai galbūt ateityje prie tų tyrimų prisidės ir Vilniaus universiteto mokslininkai geologai. Tai ar verta lankytojams kreiptis į muziejų, jeigu rado kokį įdomesnį akmenį ar kitą objektą? Į mus kreipiasi lankytojai, tai mes prašome paprastai atsiųsti nuotrauką, nes galima nemažai pasakyti ir iš vaizdo. Jeigu kartais esate Vilniečiai, tai galima nueiti į Vilniaus universitete esantį geologijos muziejų, ten jie irgi turi savo kolekciją ir ne tik tai meteoritų, bet ir kitų geologinių darinių. Kai nuvykote būtent atsiimti meteorito, kokia buvo muitininkų reakcija? Ar jiems yra tekę ką nors panašaus sulaikyti? Jie sakė, kad tai buvo pirmas kartas. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad muitininkai, viena vertus buvo dėmesingi ir pastebėjo, kad yra bandoma gudrauti, kad tai nėra paprasta geležies ruda, kad tai yra meteoritas. Istorijoje minima, kad tas meteoritas buvo lyg gimtadienio dovana. Bet ar verta tokią dovaną gauti, ar yra kažkokių legalių būdų įsigyti meteoritą? Žinoma, kad taip, yra Lietuvoje žmonių, kurie užsijama ir meteoritų kolekcionavimu, ir paiešką, ir galima įsigyti leidimus. Pavyzdžiui, Švedijos šiaurėje yra Mauno Lustos regionas, kur galima įsigyti leidimą, nuvykti, legaliai ieškoti ir pabandyti surasti savo meteoritą. Neretai žmonės bijo, kad meteoritai turi nemažai radiacijos. Tai kaip jums sekės tą 10 kg meteoritą laikyti rankose? Mintis žmonėm kilo dėl to, kad kai lyginami asteroidų sprogimai, jų galia paprastai yra lyginama su atominių bombų susprogdinimu. Bet tai eina kalba tik apie galią, radiacijos ne.